Sveiki gyvi. Na, čia toks trumpas video, nes turiu kažkiek tai replikuoti, nes jau čia vieningas ištransliavo baisius dalykus, o keliur tai buvo išvesta policija. Čia didelis labai įvykis yra. Iš tikro yra toksai iš vakarų atneštas įstatymas, nevaginantis moterių. Iš tikrųjų, čia yra šeimos, sakyčiau, kaip šeimos instituto griovimas, nes visi tie įstatymai tokie atkeliavo iš vakarų. Yra toks orderis, jisai vadinasi smurto artimoje aplinkoje orderis. Žodžiu, pakanka moteriai paimti telefoną, nebūtinai ten turi kažkoks tai kriminalas būti, kažkokios muštynės, apsistundimai ar net ten rėkimai, staugimai kažkokie. To visiškai nereikia, pakanka moteriai paimti. O kaip ir man buvo, nori, aš tau iškviesiu policiją, ten nori, tu ten maniau, atsiprašom, tai kviesk jį nori, tai paima, antstolis išsikviečia, atvažiuoja, užpildai 15 klausimų, ten nemačiau kokie klausimai, yra 15 klausimų ir jie nusprendžia tada pritaikyti to orderį, nematytinai ten sudėlioja tas varnelės taip viskas, visur pavojai ir tada tiesiog nieko tavęs neklausia ir viskas, tu tiesiog turi palikti 15 parų ir nesiartinti. Aišku, tas sprendimą tai padaryta, taip sistema veikia, jį gali skusti, tas, ką aš ir padariau, jis eina į aukštesnę policijos instanciją, tenais, aišku, atmeta ir tada jau keliauja, ten sakė, yra 50 į apylinkės teismą. Nežinau, aš ten tų procedūrų, bet kiek ten su vienu vyruku pašnekėjau, policininkų, normalūs ten tokie vyrukai, jauni, aišku, jie dirba savo tą sisteminį darbą ir viskas, tiesiog viskas protokolai, sistema ir veikia, jie tiesiog atlikinėja funkciją ir viskas. O taip, kaip su vienu ten šnekėjau, žmoniškai jisai viską suprato, kad, sako, taip yra, sako, tokių yra pilna. Net ir va taip veikia sistema ir aš ją išmėginau. Tiesiog patyriau savo kailiu. Nes, kiek aš supratau, sakė, daug kas piknaudžiauja, ypač moteris piknaudžiauja tom ir tiesiog pakelia telefono ragelį ir to pakanka tiesiog. Ir tada aš paklausiau, sakau, tai kaip reikėtų elgtis, aš, grįžtu, ten mano daiktai yra, vyksta teisminis, pas mumis tas procesas, nors aš nesu dar gavęs iš teismo to sprendimo, to kvietimo į teismą. Ir sakau, tai kaip tada reikia elgtis, sakau, aš grįšiu ir vėl tas pats gali būti, sakau, ne, sakau, būtent, sakau, tiesiog įeini per durų su telefonu, eini ir filmuoji, įsivaizduojate, kad apsiginti, nes tada, sako, kada policija išveža, jau tos filmuotos medžiagos teismui pakanka, kad parodyti, kad vis dėlto buvo piknaudžiavimo. Tai įsivaizduojate, kokie atėjo laikai, Orwellian laikai, kad vietoj to, kad žmonės savo privačias problemas spręstų teismuose, įsivaizduojate, ne, yra kaip ir mano eks, jau tikrai galiu sakyti, eks siunčia privačią filmuotą be mano leidimo medžiagą vieningam, kuris mielų norų ištransliuoja, gindamas savo verslo modelį. Piktas ant manęs, kadangi aš užmečiau tą tokį kaip klausimą, suabejojau tą moralę jo, kada kaulė jisai pinigus. Verslo modelis šitoks savotiškus yra, nes nedaug dievė išbaidysiu aš jos sektantus bet čia, aišku, aš apie jį net nenoriu kalbėti, sakiau, nebekalbėsiu aš apie jį. Aš siskepa ten apie mane tos straipsnius, naudojusi dabartinė situacija, kas yra šlykštu. Bet aš manau, čia apie jį nereikia kalbėti ir čia tas video nėra kažką, aš bandau čia įtikinti, parodyti kažką, tik tai trumpas toksai čia, toks kaip, ne tai kad pasiteisinimas, ne tai kad tiesiog paaiškinimas, kad nebuvo jokių kriminalų, nebuvo jokių ten muštynių, nebuvo jokių ten apsistundimų, nebuvo jokių ten rėkimų, tiesiog mano eks yra pikta, gaudavo ten, kai išdirbau Niderlanduose gana nemažą pinigų sumą kiekvieną savaitę, dabar Lietuvoje, aišku, čia visiškai kitos yra pajamos, gauna mažiau, jinai yra pikta ir viskas čia piniginiai dalykai, susikirto pasaulėžiūros, kas yra šeima, kas yra namai, kas yra visos kitos mano veikos. Tiesiog, trumpai kalbant, iš kažkokių santykių viskas pavirto į uždarą akcinę bendrovę UAB. Ir tai čia yra privatus dalykai, bet aš kažkiek turiu reaguoti, nes vieningas Lietuvos ištransliuoja jos, gindama savo verslo modelį. Taigi, čia tas toks trumpas video, kad nebūtų tik tai ta viena informacija iš vienos pusės, kad būtų informacija iš kitos pusės. Aišku,
Aišku, čia aš šitas detalės nelabai noriu leistis, ten čia tiesiog privatus dalykai ir ten kažką ten jodinti ar ten ką. Ne, tik noriu pasakyti visiems, kad viskas turi pabaigą ir turi pradžią naują. Ir viskas išeina tik tai į gerą, nes pasaulis kinta, mes keičiamės, žmonės vieni ateina, kiti išeina. Ir labai yra gerai nusimesti tos feikinius velnius, kurie turi kaukės ir sutikti kitus žmonės, nes tu turi eiti į priekį, negali stovėti vienoje vietoje ir tenai sėdėti ir smirdėti ir save kažkaip taip suspausti. O toksai gyvenimas ir, kaip sakiau, toks trumpas informacijos suteikimas, kas iš tikrųjų buvo. Sakau, dabar niekas dėl to ir nenori kurti šeimų, nes pakanka moters skambučio bet kokio konflikto atveju ir faktiškai gali likti gatvėje. Taip veikia įstatymai, kurie atnešti iš vakarų ir jais tikrai, sakysiu, yra piknaudžiaujama ir kas ką besakytų. Tai tiek tada, visiems gero savaitgalio ir, kaip sakoma, nesipažiname čia dėl tokių šūdniekių. Tai tiek tam kartui.